Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums geriau suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kuriant ir įgyvendinant novatorišką idėją kultūros ir kūrybos sektoriuose. Savęs pažinimas yra vienas iš svarbiausių verslumo įgūdžių, ypač pradedant naują veiklą kitokioje socialinėje, kultūrinėje ar ekonominėje aplinkoje. Tai leidžia jums kurti savo idėją realistiškai, pasitikint savimi ir sąmoningai. Šis įgūdis yra būtinas savarankiškai dirbant KKS, nes jis padeda pasinaudoti tuo, ką jau turite, suprasti, kur gali prireikti pagalbos ar mokymosi ir išvengti nereikalingo nusivylimo. Suprasdami savo stipriąsias ir silpnąsias puses, galite priimti protingesnius sprendimus, veiksmingiau planuoti ir žengti į priekį žingsnis po žingsnio, nesijausdami prislėgti. Turėdami šį įgūdį galėsite nustatyti asmeninius ir profesinius privalumus, kurie gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją. Be savikritikos įžvelgti trūkumus ar spragas. Suprasti, kaip jūsų patirtis, praeitis ir asmeninės savybės daro įtaką jūsų darbui. Suplanuoti, kaip tobulinti ar valdyti trūkumus, mokantis ar bendradarbiaujant. Stiprinti pasitikėjimą savimi, sutelkiant dėmesį į tai, ką jau darote gerai. Šiam įgūdžiui ugdyti kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, išmokti, kaip žingsnis po žingsnio išdėstyti savo novatorišką idėją ir atlikti savęs vertinimo užduotį. Sveiki atvykę į šią mokymosi sesiją. Šiame vaizdo įraše aptarsime vieną iš svarbiausių verslumo įgūdžių – savo stipriųjų ir silpnųjų pusių supratimą, kuriant novatorišką idėją kultūros ir kūrybos sektoriuose. Savęs pažinimas yra pagrindas, kuriant realistišką, pasitikinti ir strateginį verslo kelią. Daugelis moterų nuvertina savo stipriąsias puses arba pernelyg daug dėmesio skiria tam, ko jų manymų joms trūksta. Šis užsiėmimas padės jums pažvelgti į save aiškiau ir maloniau, pripažinti tai, ką jau turite ir tai, ką galite palaipsniui žingsnis po žingsnio tobulinti. Savo stipriųjų pusių supratimas padeda atpažinti, kas jūs daro kompetentingą ir unikalų. Tai leidžia kurti idėjas remiantis tuo, ką jau darote gerai, o ne pradedant nuo abejonių ar nesaugumo jausmų. Tuo pačiu metu savo silpnųjų pusių pripažinimas padeda planuoti realistiškai ir prireikus ieškoti pagalbos. Ši pusiausvyra tarp pasitikėjimo savimi ir sąžiningumo yra ypač svarbi kultūros ir kūrybos sektoriuose, kur asmeninė tapatybė ir kūrybiškumas yra glaudžiai susiję su darbu. Geriau pažindami save galite priimti sprendimus, kurie tausos jūsų energiją, skatins jūsų tobulėjimą ir padidins jūsų galimybės pasiekti ilgalaikę sėkmę. Kiekviena idėja turi tvirtą pagrindą ir tas pagrindas esate jūs. Jūsų stipriosios pusės padeda jūsų idėjai augti, bet nemažiau svarbu suprasti savo silpnąsias pusės. Tai leidžia jums sudaryti realistiškus planus, ieškoti pagalbos ir išvengti kliūčių. Ukrainietėms prisitaikančioms prie naujos aplinkos svarbu žinoti, ką jos gali duoti ir kokios pagalbos joms gali prireikti, kad kūrybinė idėja virstų tvariomis galimybėmis. Galvokite ne tik apie profesinius įgūdžius, bet ir apie asmeninės savybės, pavyzdžiui, kantrybę, kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius ar atsparumą. Jūsų gyvenimiška patirtis, įskaitant įveiktus iššūkius, taip pat gali būti galinga stiprybė. Užrašydamos savo stipriąsias pusės, galėsite jas aiškiau pamatyti ir tikslingai naudoti. Kai aiškiai suvokėte savo stipriąsias pusės, galite sukurti savo idėją taip, kad ji atrodytų natūrali ir įgyvendinama. Tai sumažina nusivylimą ir padeda išlaikyti motyvaciją net ir susidūrus su iššūkiais. Remdamiesi savo stipriosiomis pusėmis, žengdami į priekį, įgyjate stabilumo ir pasitikėjimo savimi. Tuo pačiu metu savo silpnybių pripažinimas nereiškia, kad apribojate save. Tai tiesiog padeda nustatyti sritis, kuriuose mokymasis, bendradarbiavimas ar išorinė parama gali padaryti teigiamą poveikį. Šis supratimas leidžia jums sąmoningai tobulėti ir nutiesti kelią, kuris yra tiek realistiškas, tiek įgalinantis. Silpnosios pusės nėra nesėkmės. Tai tiesiog sritis, kuriuose reikia papildomų žinių ar pagalbos. Jų pripažinimas padeda išvengti klaidų ir planuoti protingiau. Dažni trūkumai gali būti verslo patirties stoka, riboti skaitmeniniai įgūdžiai, kalbos barjeras priimančioje šalyje, mažas pasitikėjimas savimi po persikėlimo, vietinių ryšių stoka. Norėdami nustatyti savo silpnąsias puses, sąžiningai apmąstykite, kas man yra sudėtinga, kokių užduočių vengiu, kokių įgūdžių norėčiau įgyti. Būti sąžiningam savo nereiškia kritikuoti save. Tai reiškia būti realistiškam ir atviram mokymuisi. Daugelis silpnąsias puses galima išspręsti mokantis, praktikuojantis ar bendradarbiaujant su kitais.
Silpnųjų pusių nustatymas yra svarbus žingsnis siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kai žinote, kurios sritys jums kelia sunkumų, galite imtis sąmoningų veiksmų jums tobulinti, o ne jaustis įstrigę ar praradę motyvaciją. Šis supratimas padeda žengti į priekį su aiškumu, o ne su neapibrėžtumu. Atminkite, kad niekas verslo nekuria vienas. Silpnosios pusės dažnai atskleidžia galimybės mokytis, prašyti pagalbos ar bendradarbiauti su kitais, turinčiais papildomų įgūdžių. Laikydami silpnasias pusės mokymosi kelionės dalimi, sudarote erdvę augimui, pasitikėjimui savimi ir ilgalaikiam tobulėjimui. Dabar susiekite savo stiprybės ir silpnybės, kad suprastumėte, kaip jos įtakoja jūsų idėjos įgyvendinimą. Paklauskite savęs, kokios stiprybės prisideda prie mano idėjos įgyvendinimo, kokios silpnybės galėtų man sutrukdyti, kaip galiu panaudoti savo stipriasias pusės, kad kompensuočiau silpnasias, kas gali man padėti, kai to prireiks. Tai padės jums sukurti realistišką planą ir išvengti nusivylimo. Pavyzdžiui, jei esate kūrybingas, bet mažiau pasitikintis savo skaitmeniniais įgūdžiais, galite planuoti palaipsniui mokytis, naudotis skaitmeniniais įrankiais arba ieškoti pagalbos. Toks požiūris sumažina stresą ir padidina jūsų sėkmės galimybės. Be to jis padeda jums jaustis labiau kontroliuojančių savo kelionę. Sujungdami savo stipriasias ir silpnasias pusės, pereinate nuo savęs pažinimo prie veiksmų. Šis procesas padeda aiškiau žvelgti savo idėją ir suprasti, kaip jūsų asmeninis profilis daro įtaką jos plėtrai. Užuot jautėsi prislėgti, pradedate matyti konkrečius žingsnius, kuriuos galite žengti, kad judėtumėte į priekį. Toks planavimas taip pat padeda jums nustatyti savo realistiškus lūkesčius. Jis primena, kad pažanga nebūtinai turi būti greita, kad būtų reikšminga. Turėdami aišku planą ir tinkamą paramą, galite stiprinti pasitikėjimą savimi, išlaikyti motyvaciją ir toliau plėtoti savo idėją taip, kad tai atrodytų įveikiama ir suteiktų jėgų. Kiekviena silpnoji pusė yra galimybė tobulėti. Pavyzdžiui, jei silpnoji pusė yra skaitmeniniai įgūdžiai, išklausykite trumpą internetinį kursą. Jei trūksta pasitikėjimo savimi, patobulinkite savo idėjos pristatymą saugioje aplinkoje. Jei kliūtis yra tinklų trūkumas, prisijunkite prie bendruomenės renginių ar KKS grupių. Jums nereikia visko spręsti vienai. Mokymasis yra kelionės dalis, o GoForward teikia įrankius ir paramą. Vietoj to, kad silpnasias pusės laikytumėte kliūtimis, pabandykite jas vertinti kaip mokymosi kelio dalį. Kiekvienas mažas pasiekimas stiprina jūsų idėją ir pasitikėjimą savimi. E-studijos mokymosi kelias yra sukurtas siekiant paremti šį laipsnišką tobulėjimą. Augimas vyksta mažais nuosekliais žingsniais, o ne per spaudimą ar siekiu tobulumo. Kiekvieną kartą, kai tobulinate silpnąją vietą, net ir labai paprastų būdų, ugdote naujus įgūdžius ir stiprinate pasitikėjimą savimi. Laikui bėgant, šie nedideli veiksmai sukuria reikšmingą pažangą ir atveria naujas galimybės. Silpnybės vertinant kaip mokymosi kelionės dalį, lengviau išlaikyti motyvaciją ir kantrybę savo. Vietoj to, kad jaustumėtės užstrigę, pradedate atpažinti galimybės mokytis, užmegzti ryšius ir tobulėti. Toks mąstymo būdas skatina atsparumą ir padeda drąsiai žengti į priekį, net ir neaiškiomis ar sudėtingomis aplinkybėmis. Baigdami, sukursite paprastą asmeninį kelią į sėkmę, naudodami 3 sakinius. Mano stipriosios pusės, kurios padeda įgyvendinti mano KKS idėją, yra. Mano silpnosios pusės, kurias turiu kontroliuoti, yra. Mano planas, kaip panaudoti stipriasias pusės ir ištaisyti silpnasias, yra. Šis trumpas apmąstymas taps jūsų kelio į savarankišką verslą pagrindu. Paklauskite savęs, kurias stipriasias pusės galiu panaudoti iš karto, kokias silpnasias pusės galėčiau patobulinti laikui bėgant. Sekančioje dalyje atsakysite į trumpus klausimus, kurie padės jums toliau apmąstyti šį įgūdį. Šis paprastas profilis padės jums išreikšti mintis žodžiais ir suteiks aiškesnę kryptį. Rašydami šios sakinius, jūs paverčiate apmąstymus veiksmais ir padarote savo tolesnius žingsnius aiškesnius bei pasiekiamus. Be to, tai tampa naudinga nuoroda, į kurią galite grįžti, kai jaučiatės neapsisprendę ar reikia motyvacijos. Atminkite, kad šis profilis nėra nekintamas. Jis gali plėstis ir keistis, kai mokotės ir įgyjate patirties. Kiekvieną kartą jį peržiūrėdami galite pastebėti naujų stipriųjų pusių arba jaustis labiau pasitikinti savimi, spręsdami iššūkius. Toliau pateikti klausimai padės jums pagilinti šios apmąstymus ir sustiprinti savęs bei savo potencialo suvokimą. Sveikiname užbaigus šią sesiją.
Savo stiprių ir silpnųjų pusių supratimas padeda realistiškai planuoti, stiprinti pasitikėjimą savimi ir sutelkti energiją į tai, kas svarbiausia. Atminkite, kad jūsų kūrybinė idėja stiprėja, kai stiprėjate jūs. Pereikite prie kito vaizdo įrašo, kad toliau tobulintumėte savo įgūdžius ir plėtotumėte savo KKS galimybės. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.